Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Kviečiu susipažinti su LG Nexus 5X. Nexus telefonus kūrė Google, bendradarbiaudamas su skirtingais gamintojais. Vienas populiariausių Nexus telefonų buvo Nexus 5, kurtas kartu su LG. Nestebina, kad Nexus telefoną kurti vėl patikėjus LG, įrenginio stilius, dizainas ir net pavadinimas primena prieš tai buvusį modelį. Nexus 5X vertas dėmesio išmanusis, apie kurį tuoj papasakosiu plačiau. Dėžutėje randu telefoną, kroviklį ir USB Type-C laidą. Korpusas plastikinis, bet surinkimo ir medžiagų kokybė puiki, todėl telefonas atrodo išvaizdžiai ir maloniai guli rankoje. Mygtukai lengvai apčiuopiami ir visi yra dešinėje pusėje. Viršuje jungimo, o po juo garso reguliavimo mygtukai. Apačioje randu ausinių ir USB Type-C jungtis. Dešinėje yra nano SIM kortelės jungtis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad įrenginys turi stereo garsiakalbius, bet neapsigaukite. Šis garsiakalbis skirtas tik pokalbiams, o šis, pavyzdžiui, klausytis muzikos. LG Nexus 5X ekraną tikrai galiu pagirti. Jis ne tik ryškus ir erdvus, bet ir gerai matomas įvairiais kampais. Full HD raiška leidžia mėgautis detaliais vaizdais. LG šiame išmaniajame įmontavo ne patį galingiausią, tačiau vieną pažangiausių procesorių Snapdragon 808. Sakyčiau, tai bandymas pasiekti puikų įrenginio greitį ir kartu išlaikyti draugiškesnę kainą. Išties, Nexus 5X veikia be priekaištų. Viskas atsidaro greitai, o sugalvoję papramogauti, galėsite pasimėgauti ir aukštos grafikos žaidimais. Bene didžiausias telefonų Nexus išskirtinumas yra tai, kad jie neperkrauti ne visiems aktualiomis gamintojų programėlėmis. Todėl vartotojų lieka daugiau atminties, o išmanusis veikia sklandžiau ir greičiau. Jeigu jums trūksta programėlių, galite patys nuspręsti, ko jums reikia ir atsisiųsti iš Google Play. Be to, Nexus savininkai patys pirmieji gauna atnaujinimus, todėl visada gali džiaugtis pačia naujausia ir tobuliausia operacinės sistemos Android versija. O vos išpakavę iš dėžutės Nexus 5X, rasite versiją Marshmallow. Ji pasižymi intuityvesniais sprendimais, lengviau valdomais privatumo nustatymais bei efektyvesniu baterijos resursų paskirstimu. Vis dėlto Nexus 5X bateriją vertinu dvejopai. Marshmallow puikiai optimizuoja procesus, taigi budėjimo režimu išmanusis veikia tikrai ilgai. Bet žiūrint aukštos raiškos vaizdo įrašus arba žaidžiant, išeikvojama kiek daugiau energijos nei norėtųsi. Tačiau, užsiemant tokiomis kasdienėmis veiklomis kaip paštas ar naršymas, baterija laiko tikrai neblogai, kiek ilgiau nei vidutiniškai. Nexus 5X turi 16 GB vidinės atminties. Šio kainos segmento telefonams tai standartas. Deja, įrenginys nepalaiko microSD atminties kortelės. Google su LG pasistengė, kad šiame išmaniajame netrūktų ir išskirtinių savybių. Telefone įmontuota naujo standarto USB Type-C jungtis. Ji ypatinga tuo, kad laidą galite jungti bet kurią pusę. O svarbiausia, kad ši jungtis ne tik padeda įrenginiui greičiau įsikrauti, bet ir leidžia tuo pačiu metu perkelti duomenis. Smagu, kad svarbiausi pranešimai matomi ekrane, vos paėmus telefoną į rankas. Tam nereikia net įjungti ekrano. Taip pat Nexus 5X turi vieną tiksliausių rinkoje piršto atspaudų jutiklį. Jis patogioje vietoje, kaip tik ten, kur laikant telefoną įprastai, atsiduria jūsų pirštas. Kiekvieną kartą, kai naudositės atspaudų jutikliu, jis tobulės ir vis tiksliau bei greičiau atpažins jūs. Bene didžiausias LG Nexus 5X privalumas – kameros. Jos palieka tikrai gerą įspūdį. 12,3 megapikselių pagrindinė kamera turi automatinį lazerio spindulio fokusavimą, todėl jį ypač greitai ir tiksliai sufokusuoja norimą vaizdą. Be to, ji lengvai ir paprastai valdoma, bei puikiai fotografuoja ir prastesnio apšvietimo sąlygomis. O priekinė 5 megapikselių tiks ne tik vaizdo skambučiams, bet ir džiugins puikiomis asmenukėmis. Mano išvada. Google su LG nusprendė sukurti flagmaną, kuris pasižymėtų puikiu kainos ir kokybės santykiu. Ir jiems, manau, tai visai pavyko. Jį rekomenduoju ieškantiems ypač lengvai ir paprastai valdomo, inovatyvaus ir puikiai fotografuojančio išmaniojo.